Ukmergę pasiekė žinia apie tai, kad Užugirį Antano Smetonos dvaras gauna finansavimą dėl rekonstrukcijos. Kokios žinios konkrečios? Liepos mėnesį buvo ūkio ministro įsakymų skirta parama būtent mūsų pateiktam projektui, tai yra Smetonos dvaro pritaikymas turizmo reikmėms. Projekto vertė, kuriai buvo prašoma paramos, tai buvo virš 7 milijonų, tačiau parama skirta 5 milijonai ir savivaldybės indėlis 600 000. Na, kadangi techninė dokumentacija buvo rengta prieš 3 metus, tai be abejo vertės yra labai pasikeitusios. Techninę dokumentaciją turime 3 pastatams, tai yra pagrindiniam pastatui, vienam ūkiniam pastatui, kuriam numatoma įrengti apgyvendinimo ir maitinimo paslaugas teikti, bei pirties pastatas, kuriame taip pat būtų ir apgyvendinimo ir paslaugos maudymosi. Tačiau šiuo metu jau pradedam dirbti su šią dokumentaciją ir manome, kad nepavyks visa apimtimi, kuri buvo numatyta įgyvendinti. O tai kuri dalis bus įgyvendinama? Tik tai? Manome, kad teks atsisakyti vieno pastato. Šiandien įvyko posėdis kurio metu ir buvo svarstoma šis klausimas. Tikriausiai pirties pastato bus atsisakyta, nes manome, kad svarbu funkcionavimui yra infrastruktūros sutvarkymas pagrindinio pastato bei apgyvendinimo ir maitinimo paslaugoms pritaikyti pastatas ūkinis turėtų būti. O tai pati rezidencija pagrindinis pastatas? Taip, taip. Kas jame planuojama daryti? Na, kadangi sprendžiant šio objekto pritaikymą, vertinimą atliko ir kultūros paveldas ir ūkio ministerijos atstovai, tai buvo nutarta atsisakyti apgyvendinimo paslaugų pagrindinėme pastate, tai būtent bus muziejaus paslaugos. Tik tai? Pozicija. Taip, turizmui pritaikyti bus pastatas. Pirmame aukšte bus numatyta konferencijų salė, kuri bus tam naudojama. O kaip aplinka? Aplinka numatoma sutvarkyti būtent šio etapo metu, numatoma infrastruktūra ir manome, kad objektas galėtų funkcionuoti, aplinka yra labai svarbi. Tai šio projekto metu tai bus padaryta. Kokia buvo bendra projekto vertė prieš 3 metus, kai ruošėte pirminį dokumentą? Na, galima sakyti, kad ne tai, kad prieš 3 metus šis objektas buvo planuotas dar 2004-2006 metų laikotarpį ir būtent tuomet buvo atlikta galimybių studija visa apimtimi. Tuo metu vertė buvo apie 23 milijonus, tačiau tai nėra techninės dokumentacijos, kuri galėtų įvertinti visą tai. Dabar, aišku, tai kainuotų žymiai brangiau. Na, tai priklausytų nuo to, kas planuojama atlikti. Manome, kad taip, tai galėtų būti ir daugiau. Jeigu dabar numatytas projektas tvarkyti Užugirio dvarą, bet ten tuo pačiu buvo kuriamas parkas, rezistencijos kovotojų atminimui, istorinis parkas, ar turi ką nors bendra šitas projektas su parko kūrimu? Na, rengiant visos teritorijos koncepciją, tai nebuvo manoma, kad sutvarkyti pastatą ir po to galvoti, kas ten vyks, manyti. Tačiau buvo parengta visos teritorijos pritaikymo koncepcija ir viena dalis būtent yra numatyta nepriklausomos Lietuvos istorijos raidos ekspozicinė zona, kurioje be abejo galėtų būti įrengta būtent Lietuvos vystymosi ekspozicija, na, su istorija susieta teritorija. Jeigu šiemet bus skirta dalis lėšų pirmam etapui, tai paskui bus aišku 2, 3 ir jeigu viskas gerai, tarkim, kada galėtų baigtis viskas? Tai priklauso nuo didelių norų turbūt ir
Aišku, norėtųsi kuo greičiau sutvarkyti visą teritoriją, kai matome aplinkinius rajonus įgyvendinant didelius projektus, tai šiek tiek skaudu, kad mes tarpusavyje daugiau ginčijamės, negu žiūrime į priekį. Tai tiesiog norėčiau visiems palinkėti žiūrėti į priekį kartu. O dabar kada bus tvarkytas dvaras, kam jisai priklausys, muziejui, kultūros centrui, dar kažkam, tai ar bus kūriamas naujas kažkoks, tai ar nieko dar planuose nėra? Na, gal į šį klausimą neatsakyčiau. Manau, kad savivaldybė be abejo turės svarbiausią vaidmenį. Aišku, ačiū.